Taip, nutariau aš deimantuką perpjauti, o norint perpjauti reikia pasigaminti atpjovimo diską. Atpjovimo diskas gaminamas iš vario, o kur paprastam žmogui gauti vario? Tai paimi tiesiog laidą nuo 220 prailgintuvą, pavyzdžiui, kabelį, nuvalai ir tenais yra švarus varis. Tai dabar mes jį išlydysim, tiksliau aš jį išlydysiu ir paskiau juvelyro technologijomis, tai yra kaitinimo ir valsavimo būdu, padarysiu diskelį varinį, kuris ir pjaustys deimantą. Pradedam lydyti. Gavosi va toks va lydinukas. Na ir iš jo bandysim valcuoti. Laukiu, kol atšals. Taip, žiūrim, ką turim. Minkštas dar ne. O jau kietas. Gerai ištrauksiu. Kol kas toks negražus, tamsus, juodas, bet mes jį toj chemiškai prabalinsim ir pamatysim jo tikras spalvas. Matosi, kaip šviesėja. Na ir gavosi va toks varinis gabaliukas. Čia mėnulio paviršiaus ornamentas. Tai yra varis švarus. Belieka išvalcuoti ir padarysime diskelį. Na va, pradėjau valcuoti. Po biškutį pavirs planu diskeliu. Taip va, išvalcavau, skerdelę tokią, biškį šiek tiek per daug metalo, tai nelabai aš kreipiau dėmesį į šitas įskilimus, gan greit valcavau, aišku, jeigu būčiau lėčiau, tų įskilimų nebūtų, bet čia kažkur 0,25 gavosi storis. Nu, vat ir bus man iš šitos kardelės pasidarysiu diską. Taip, dabar daugmaž didžiausia erdvė čia yra. Ja. Taip, yra taškas. Yra. Gerai. Toks diskelis bus. Gerai. Dabar liaudiškai. Biški, kad nelabai kraipytųsi, tai pirmą padarysim tokį kirpimą grubų. Na, dabar jau galima bus tikslu. Tikslumas, aišku,
priklauso nuo rankų kreivumo. Nėra labai jau tokios tiesios rankos, bet paskiau dar tekinimo staklių palyginsim ir viskas. Nu va, tai toks blinelis. Taip, nu čia sudedamosios dalis, pjaunamos dalies. Ta prasme, diskas montuosis va taip, šitas taip, šitas taip ir šitas taip. Va. Ir gausis, tiksliau jau gaunasi, va toks va pjovimo diskas. Čia įsitvirtins ir jisai greit suksis. Čia dar va šita visa konstrukcija, čia bus riegis. Užsispaus viskas. Na ir va šita va briaunelė 025, 028 pjaus deimantą. Tai va, kai čia užsiverš, aš dar čia gražiai pratekinsiu, kad būtų idealiai lygus apskritimas, nes dabar čia dar yra paklaida šiokia tokia. Šitus va kampus apvalint dar reikia ir gausis, va čia va yra taškai. Čia remsis taip ir šitą visą konstrukciją suksis. Skirinukas, rankos purvinas. Čia varis, kaip iš video pradžios matėsi, tai yra tiesiog kabelio varis. Nu, toks diskas gausi. Taip, po truputį toks monstras gimsta. Čia bus antsvoris.